Gerai, tad smagu, kad atvykot. Eisim vėl į patyrimą. Antroji daly Lalita su Virginija pakalbės apie tas gydymo energijas, kaip gali būti, kaip gali valdyti. O aš pasižiūrėsiu tiesiog, ką mokytojas sakys šią akimirką, kas yra svarbu. Per pamoką įėjo šviesos diodas, kuris, aišku, transformuoja ypatingai mūsų, ne tik vidinį sąmonės kanalą, bet ir mūsų paskirtis, mūsų siekiamybės, mūsų galimybės, gebėjimus, visą ką jis įneša naujo. Tai ir pasižiūrėsim, kaip tai atsispindi jumyse. Salėje jaučiasi Maitrėja. Jis pamažu harmonizuoja, nes atvykimo nuotaikos būna tokios emocingos, tai jis harmonizuoja erdvę, harmonizuoja vidinės būsenas. Ir sako, tiesiog atsipalaiduokit. Sako, kad aš galėčiau gerai veikti į jūs, tiesiog atsipalaiduokit. Sako, šią akimirką jūsų nei kalbins, nei kažko norės, tiesiog ramiai atsipalaiduokit ir mėgaukitės buvime. Kai žmogus yra atsipalaidavęs, lengviausia yra jam perduoti reikalingą informaciją. Kuo ta informacija gali būti reikalinga? Tai yra tiesiog nauja tiesa, nauja idėja, naujas pojūtis. Tai yra tai, kas nauja ir kas yra nepastebima, kai žmogus yra savo susikaupimo minčių lauke, savo tam tikram apmąstyme ir tas naujumas tarsi neturi vietos kaip būti pastebėtų, būti pajaustu. Tad Maitrėja ir sako, kad šiandieną svarbiausia atsipalaiduokit. Sako, šiandieną aš Maitrėja veikiu už jūs, esu jūsų vidiniam sąmonės kanale. Jis ten, žinoma, transformuojasi, kinta ir sako, aš galiu įlieti labai daug tvirtybės, stabilumo, žingeidumų, siekiamybių, naujų siekiamybių ir naujo suvokimo. Ne veltui sako, kuriasi jums suvokiminė, pajautiminė sąmonė, kuri padės pažinti arba įskaityti, nuskaityti naują informaciją apie kintantį pasaulį aplink save ir, žinoma, savo vidinį pasaulį. Sako, man Maitrėjai visada yra svarbu žmogaus gerovės būvis žemėje, kad jis savo visam virsme visada jaustųsi stabiliai materijoje, kad jis jaustųsi norintis būti materijoje ir kad jo nežeistų tam tikras materijos sunkis arba nežeistų labai aukštas dažnis ateinančių tiesų. Sako, aš esu prisiėmęs atsakomybę už tą balansų sukūrimą, kad žmogus ir neužsistovėtų sąstingį, bet kartu ir nepatirtų diskomforto ypatingo savo virsme. Nes jeigu patiriamas diskomfortas, žmogus gali užsivert ir ilgo laiko reikės, kol vėl atsivers ir patikės naujo dažnio idėja ir mintim. Tai sako, aš ir esu tas, kuris stebi atsivėrimą, harmoningą atsivėrimą naujom idėjom. Sako, taip, žinoma, visada gali būti pačių įvairiausių jūsų vidinių būsenų, bet čia jau yra jūsų būsenos. O man yra svarbu iš tikro, kad pati struktūra, pats jūsų energetinis informacinis laukas
jis gebėtų harmoningai atsilaisvinti iš to, kas reikalinga atsilaisvinti, ir harmoningai priimti tai, ką paduoda kūrėjo mintis, kūrėjo jausmas ir kitos kuriančios sąmonės, kurios siekia kiekvieno jūsų vidinio augimo, kiekvieno jūsų kūrybinės laisvės pojūčių skleidimo. Ir visada pasidžiaugia jūsų drąsa daryti tam tikrus žingsnius, veiksmus, kuris galėtumėt ir nedaryti, tarkim, bet jūs darote ir tai leidžia suprasti, kad esate siekiamybėje patirti gyvenimą plačiau, įdomiau, įvairiau, nors ir tenka išeiti iš tam tikro nematomumo. Tarkim, jeigu nedarai, tai tavęs ir nemato, išeiti iš to nematomumo ir priimti tada matomumo reakcijas, o jų gali būti pačių įvairiausių. Todėl, sako, tikrai džiaugiuosi jūsų tais darimo momentais, išėjimo iš nematomumo ir gebėjimo pratintis prie įkrovų, kaip esi matomas. Čia, sako, kalbu apie kol kas tokias žemiškas jūsų pozicijas, bet tai taip pat yra be galo svarbu, nes jeigu žemiškai pozicijų žmogus kažko nusimena, jis tada neatsiveria ir subtiliojoje erdvėje. Bet principas apie tą nematomumą yra ir subtiliojoje erdvėje. Kada pradedi atsiverti naujom idėjom, tu taip pat pradedi švytėti, į tave ateina reakcijos kosminių sąmonių kitų, jos vienos džiaugiasi, palaiko, kitos nustemba, galvoja, kodėl tu nebenori būti tame procese ir gali sukelti tam tikrą sunkumą vidinį, atsiskyrimo, emocinio atsiskyrimo sunkumą, psichologinio prisirišimo, nutraukimo sunkumą. Ne tik prie žmonių, bet ir prie tų sąmonių, kurios su jumis veikia iki šios, tarkim, akimirkos. Ir Maitrėja, manau, kaip ir kūrėjas, kad siektų, Maitrėja siekia, kad tas švytėjimas, spindėjimas, matomumas subtilioj erdvėje tik stiprėtų. Žemiškoje erdvėje tai yra tarsi tam tikra pasiekmė, tam tikrų to vidinio patyrimų pasiekmė, ką reikia padaryti, bet ateityje tas vidinis kosminis spindėjimas bus labai svarbu. Vidinis spindėjimas, jis parodo, pagal jūsų spindėjimą galim nusakyti jūsų tvirtumą, stabilumą, tikėjimą, tiesą, ryžtingumą ir galiausiai galime įskaityti protų galimybės, kokios jums yra svarbios temos, per ką galima įvesti į tą visatos suvokimą, visatos pajautimą. Visatoje ar už visatinės erdvėse yra be galo daug viso ko. Tai nėra tik subtilus pasaulis ir nėra tik žvaigždynai su kitais žemiškais pasauliais. Tai yra labai daug sudedamųjų dalių, ką galim žmogui atverti ir parodyti. Ir tą atverti norisi dėl to, kad mums yra gera, kada žmogaus mintis, žmogaus akis daugiau mato, daugiau supranta, daugiau įsipina į veikimą. Tarkime, sako, nepykit, bet pavyzdys būtų su tais mažais kačiukais, kada jie dar gimsta akli, jie vaikšto, jie jaučia tą erdvę, kuri yra šalia, viskas jiems gali patikti, bet kada jie atmerkia akis, jie tampa savarankiški ir gali veikti
labai plačioj pozicijoj, labai įvairiai, smagiai ir tai sudaro jų gyvenimą, žinoma, ir pavojai, ir iššūkiai, bet kartu ir pačios įvairiausios, smagiausios situacijos. Taip ir jūs toj kosminiai erdvėj kol kas dar esate tokie nelabai matantis, nelabai suprantantis, kas yra, bet tai yra tiesiog fiziologiškai, kol kas dar taip yra. O mes mokytojai be galo norime, kad žmogus patirtų, atmerkęs akis plačiai, patirtų savo naują poziciją toje naujoje erdvėje. Ne tik pamatytų, kas yra toj subtilioje erdvėje, kas yra tam kosminiam prote, bet ir ką jis kaip žmogus gali. Kada dar žmogus sugebės save atskirti nuo tam tikrų savo sąmonės dalių, jis galės pamatyti save kaip kosminę sąmonę toje erdvėje ir aiškiai žinoti, ką jis gali kaip žmogus padaryti vardan savo kosminės sąmonės patyrimo. Tai čia bus dar kiti niuansai, modeliai tos gyvensenos. Tada sako, labai ir norisi, kad tas vidinis regėjimas prasiplėstų, bet kad jis prasiplėstų, turi būti naujų protų įkrovos, kad galėtumėte suvokti, suprasti, apie ką tai yra. Ir labai bus svarbu tiesiog savo tokią gyvybinę funkciją sustiprinti toj subtilioj erdvėj. Kad jaustum save egzistuojantį toj subtilioj erdvėj, kad jaustum savo subtilųjį kūną, kad jaustume jo kūrybą, kad matytum, ką jis gali kurti, kokias jis turi pareigas, kokias jis turi galimybės ir tada kurti toj subtilioj erdvėj. Kurti žemiškoje erdvėje su žemišku kūnu, bet kartu kurti su savo subtiliuoju kūnu, subtilioj erdvėje. Ir taip pat paprastai, fiziškai pajaučiant, suprantant, suvokiant, kaip ir kad dabar žmogus suvokia save fiziniam plane. Tai yra nuostabus naujas patyrimas žmogui, būnant tą kosminę būtybę, pilna teisė veikianti tam tikroj subtilesnėj materijoje. Problema dažniausiai susidaro su tom, kad žmogus tą subtiliąją erdvę nori patirti per savo žemiškąją poziciją ir savo žemesnės sąmonės lygmenis, kurie tiesiog neveikia tam aukštesnio dažnio realybės lauke. Ir jie daro tik prielaidas, kas ten gali būti ir ką jie gali nuveikti. Ir kai kada tos prielaidos labai suvaržo žmogų, nes ne apie tai yra ta kūryba. Jis tada save įstato į tam tikrą įsitikinimą ir per tas prielaidas kuria ir veikia, bet tą akimirką gaunasi taip, kad žmogus veikia su savo fiziniu kūnu, su savo fizinė energija erdvėje, tarsi toj subtilioj erdvėj, bet jis naudoja žemiškus išteklius ir jis nuvargsta, jis nusilpsta. Jo protas negeneruoja tos naujos informacijos. Žodžiu, tas vidinės sąmonės augimas tarsi įgauna tam tikrą problemą, o ne sėkmę, ne naujusius pojūčius. Todėl visada reikia pirmiausia susižiūrėti, kaip aš jaučiuosi čia ir dabar, kokia yra mano vidinė būsena, kokia yra mano siekiamybė, motyvacija, kiek ten yra tyrumo, lengvumo, o kiek ten yra skubėjimo ir įtampos, kiek yra lūkesčio būti kažkokiam naujume ir lengvo priėmimo to, ką duos kūrėjas. Žodžiu, toj veikimo tikroji subtilioji materija su subtiliuoju kūnu įmanoma tik tada, kada tu esi viduj visiškai ramus, kada tu neturi reikalavimų į aplinką, kada tu susitapatini su kūrėjo valia ir žinai,
Man duos kūrėjas, aš patirsiu ir nuveiksiu. Neduos, vadinasi, aš turiu kažką nuveikti čia ir dabar žemiškoje erdvėje ir tiek. Nes aš negaliu net suvertinti, ar tai nevyksta dėl to, kad aš kažko nepadariau, ar tai yra tiesiog matricui, tai dar nėra reikalinga. Bet jeigu jaučiu, kad kažkas, žinau puikiai savo, ne tai, kad kažkas, o žinau puikiai savo silpnybės, tada su jom dirbu ir veikiu, kad jos netrukdytų kūrėjui parodyti man kitokią veikimo poziciją. Kad man atskleistų tą subtilę erdvę, kad aš joje jaučiausi ne su savo žemišku protu, o su savo naujuoju subtiliuoju kūnu, kuris šiandieną kuriasi, kuris šiandieną modeliuojasi dėka viso to potencialo, kuris įsivedė, dėka šviesos diodo. Ir aš galėsiu būti toj naujoj subtilioj materijoje, galėsiu kvėpuoti ten, galėsiu tai patirti, pajausti per pojūčius, per jausenas naujas. Aš tada labai ramiai susikaupęs pasižiūrėsiu, ką jaučiu, kokios vibracijos eina, kokios būsenos, kaip jas galėčiau įsivardyti, kaip jos man atrodo. Ar jos atrodo per šilumą, per šviesą, per spalvą, per vidinį patyrimą. Aš tiesiog būnu toj būsenoj ir analizuoju, ką jaučiu mintim, ką jaučiu savo fiziniu kūnu. Aš nekuriu pats, ką ten turėčiau matyti, bet aš tiesiog esu toj erdvėj ir patiriu tą erdvę, ką ji man duoda. Ir jeigu man mokytojai duos kažkokią mintį, žodį, aš priimsiu ir pagalvosiu apie tai, kodėl šiandieną šią akimirką tai parodė, kaip man tai priimti, kaip man su tuo, tarkime, toliau veikti ir kurti, ką daryti. Bet kartu ta mintis taip pat yra be galo rami, be galo lengva ir rami, nešanti lengvumą, o ne įtampą, nenešanti skubos, nenešanti kažkokio nerimo. Tai yra lengva, paprasta mintis. Jeigu esi darnoje su to savo subtiliuoju kūnu ir subtiliaja erdve, tai visa, kas ten jau yra sumodeliuota, visa, kas įvyks, tau tik reikia tai pastebėti, jis susirealizuos. Ir tau nereikės labai žemiškų protų galvoti, kaip sudėtingas idėjas, mintis įgyvendinti realybėj, kurios atrodys sudėtingos. Bet kada yra gyvas tavo subtilusis kūnas, subtilioj erdvėj, tada tu suprasi, kad žemiškasis gyvenimas yra tik tam, kad greitai padaryti, kas tikslinga, net nelaukiant problemų ar nelaukiant kažkokio sudėtingumo. Mintis apie sudėtingumą, sunkumą, apie problemas išnyks. Tiesiog ateityje jos neturi figūruoti, nes jos visiškai nedera su naujaisiais visatos realybės principais. Toje realybėje yra mintis, idėja ir yra visos sutelktos jėgos galimybės ją pačiu geriausiu būdu išspręsti. Žinoma, jeigu žmogus bet kurį darbą laiko problema, jeigu bet koks pajudėjimas iš tinginystės jam problema, taip, jis nesivaduos iš problemų. Bet jeigu žmogus yra darbštus, jeigu žmogus yra įpratęs veikti, jam nebus problemų. Jis tiesiog veiks ir padarys tai, kas yra tikslinga, bet kartu jis gaus labai didžiulę paramą ir pagalbą iš subtiliosios erdvės. Tai yra ne tai, kad pagalba į fizinį planą, ne. Tai bus tų sąmonių kūryba toj subtilioj erdvėj ir jos sutelks realizacinės galias, kad tavo idėja tada tiesiog funkcionuotų sėkmingai. Jis sutrauks aplink tavo realybę tuos faktorius, kurie padės tau geriausiai skleistis. Ir tu tiesiog nesusidursi su tom, su kom gali susidurti kiti žmonės. Nes tavo aplinka jau bus sumodeliavę tie, kurie kuria kartu su tavim, kurie žino, kaip tu galėsi tiek dabar, tiek ateityje geriausiu būdu veikti.
veikti, kurti vardan panaudojimo savo proto, savo vidinės išminties, to subtiliojo naujo proto, tos vidinės naujos išminties. Nes kūrėjui ir kitom kuriančiam sąmonėm žmogus yra svarbus gebantis įmaterinti naujumą, gebantis mintį paversti realizaciją, materiją. Tai yra kol kas pats svarbiausias jūsų uždavinys - gebėti turėti savy tai tokią vidinę būseną, kad mintis greitai galėtų realizuotis. O tai reiškia, kad tu kaip žmogus gyveni subtilioj erdvėj ir subtilioj kūrybai yra sumodeliuojama viskas, kas galėtų greitai realizuotis materijai. Per tą realizavimąsi kis tiek tavo žemiškasis gyvenimas, tiek žmonijos žemiškasis gyvenimas, tiek žmogaus kaip idėjos, kaip prasmės, filosofijos gyvenimas materijoje. Ir čia ta akimirka iš tikrųjų kūrėjų yra pati svarbiausia, kad pakistų žmogaus egzistencinė prasmė, kad pakistų žmogaus energetinė informacinė sistema, kad pakistų žmogaus sąmonės struktūra ir visa tai tiesiog išeitų iš šio laiko apribojimų ir žmogus išskleistų jau subtilioj erdvėj egzistuojančias mintis, funkcijas naujas, gebėjimus naujus, tiesiog matymą ir supratimą, kaip galima kitaip gyventi, kitokį gyvenimo filosofiją išskleisti. Tai yra labai, labai svarbu kūrėjui ir žinoma, iš tikrųjų ir jums patiems yra tai svarbu, nes jūs čia visi atėjot vardan to vidinio prabudimo, vidinio to gebėjimo tikrai pamatyti save, toj kosminiai erdvėje, save kurianti, savarankišką, užaugusi ir kartu būnanti žemėje. Kiekvienas iš jūsų augins iki galimybės būti išminties valdovu. Tai yra iš tikrųjų ilgas procesas, nes labai tenka žmogų išlaisvinti iš jo asmeninių įsitikinimų, kas jis yra, iš jo supaprastinimo jo minties galios, jo idėjos. O patį žmogų nuolat veikia ir veiks žemiškoji aplinka, veiks kiti žmonės ir tas supaprastinimas jis automatiškai tarsi gaunasi. Bet atėjus akimirkai jumise prabus tie išminties valdovai, prabus ir jie bus tie, kurie tikrai realiai pakeis jūsų realybę, pakeis realybės pojūtį, suvokimą, kas yra materija, materijos galia, materijos esmė visuminių proto atžvilgių. Visa tai jumise iš tikrųjų atsiskleis. Tai yra tokia projekcija, į tai yra vedama. Kiek susikurs naujų laiko kilpų, kad jūs išsiugdytumėt tam tikras savo savybės, ar įgautumėt kažkurias patirtis, ar atsisakytumėt kažkokių apribojimų. Čia negalime tiksliai nusakyti, kiek bus tų laiko kilpų ir kiek jo sudarys tą tokį jūsų virsmą tam tikrais tokiais etapais. Bet visa ta projekcija yra aiškiai apibrėžta ir numatyta. Ir kada viduje prabunda išminties valdovai, jie iš tikrųjų jau įveda į materiją patį materijos funkcionavimą kitokį, pačią materijos galią kitokią, pačią materijos kūrybą kitokią. Ir aišku, tu kaip žmogus jausi save labai kitu. Žinoma, vėl Maitrėja yra labai atsakingas, kad tam virsme tas stabilumas, perėjimas iš nuo žemiško proto prie kvantinio proto, prie kosminio proto, jis nuolat kels
pačiam žmogui kaip asmenybei tam tikrą sudėtingumą, bet yra numatytos galimybės saugiai tai pereiti, saugiai susivokti. Ir čia reikės tos vidinės drąsos patikėti, kad tu kinti, patikėti, kad kai kurių tavo savybių niekam nebereikia. Patikėti tuom, kad kai kurių tavo gebėjimų, galių niekam nebereikia, net kūrėjų nebereikia. Ir kada tu patiki tuom, tu lengvai visako atsisakai. Tada įeini į tą ramę savo meditacinę būseną ir tu žinai, jeigu kūrėjas mane modeliuoja, jis puikiai žino, kokie nauji gebėjimai turi manyje atsirasti, kokius naujus idėjus turi manyje gimti ir jis sudėlios viską, kad visa tai galėtų realizuotis. Todėl tikėkit kūrėju, todėl tikėkit jo siekiamybę tave pakeisti. Todėl pasiruošk tam būti ir neleisk bet kokiam išoriniam vėjui tave išmušti iš tos gilios esminės prasmės. Ir aš, Meitrėja, kiekvieną iš jūsų labai vertinu, kai kada ramiai žiūriu, kol tu muistaisi, nenori augti, aš palaukiu, bet aš puikiai žinau ir matau, koks rezultatas iš tavęs gali gautis, koks nuostabus rezultatas gali įvykti. Tad tikėkit ir pasitikėkit kūrėju. Su meile, Meitrėja.